pergalė ir Asseco Procom komanda po 4 turų lieka nelaimėjusi nė vienerių rungtynių. Bet tai yra pašalinė informacija šiuo metu. Tiesioginė ir esminė informacija yra ta, jog Žalgiris turi 3 taškų persvarą ir Mirza Begičius atkovojęs kamuolį. Ta persvara didina iki 5 taškų. Kažkoks neužtikrintas buvo Manto Kalniečio metimas, tačiau koks užtikrintas šiandien yra Mirzos Begičius žaidimas. Ir čia buvo statistika apie kovą dėl atšokusių kamuolių. Mirza Teletovičius vėl mažina skirtumą iki 3 taškų. Artūras Milaknis Mantui Kalniečiui atiduoda kamuolį ir prasideda paskutinė ketvirto kėlinio minutė. 84-81. Žalgiris priekyje. Martynas Pocius. Pražanga, nors varžovai jau buvo pagalvoję, kad gal tai yra jų kamuolys. O prasižengia Bredas Olesonas. Tai yra 5. komandinė. Kaha Laboral pražanga, Martynas Pocius mes 2 baudos metimus po minutės pertraukėlės. Llegando aquí para penetrar, sacar, buscando opciones. ¿Okay? Jugamos después. Cuando pasan aquí, si podemos jugar 2 contra 1 agresivo. Depende del resultado si tenemos que hacer falta o no. Pero si podemos jugar 2 contra 1 sin saltar, lo jugamos. ¿Okay? Pero cuando juegan, si juegan, por favor. Si juegan, píquelos 2, que no recibe Begičius. Si juegan aquí, paramos agresivo, atacando, dejamos en la esquina. Rebote ahora, rebote. Na ką, Martynas Pocius meta 2 baudos metimus. Ir labai reikia pataikyti. Bent jau vieną. Ir tai būtų jau rimta. Pataiko pirmąjį Martynas Pocius. Žalgirio pranašumas 4 taškai. Duško Ivanovičius akmeniniu veidu. Ir antrasis Martyno Pociaus metimas taiklus. 5 taškai skiria komandas, 45 sekundės. Davidas Loganas. Ir čia nereikalingos komplikacijos. Na, štai šis vyrukas. Martinas Rančikas šiandien yra tiesiog neįtikėtinas. Dar vienas jo tritaškis ir čia 5. Ko gero, taip 5. Fernando San Emeterio pražanga. Martynas Pocius vėl mes 2 baudos metimus. Pau Ribas keičia Fernando San Emeterio. Jis šiandien stebuklų nenuveikė, pelnė 5 taškus. Užtat Martynas Rančikas jau yra įmetęs 24. Martynas Pocius pataiko ir šį baudos metimą. Martyno Pociaus sąskaitoje 14 taškų. O štai antrasis į krepšį neįkrinta. Ir kaip būtų buvę gerai, kad šitas ginčio kamuolys būtų atitekęs Žalgiriui, bet jisai priklauso pagal eilę. Kaha Laboral krepšininkams 3 taškai skiria komandas. 37 beveik sekundės iki 4 kėlinio pabaigos. Prasiženginėti nereikia. Davidas Loganas, atgal Marcelinio Huertas ieško galimybių, kaip čia sukurti progą tolimiems metimams, tačiau nepataiko Huertas iš po krepšio ir Žalgirio rankose. Dabar jau visi kozeriai. 17 sekundžių, net nepilnas 17 sekundžių. 3 taškų persvara ir 2 baudos metimai. Mirza Begičius meta 2 baudos metimus. Šiandien
Pataikė 4 iš 4, 27 naudingumo balai. Toks kol kas yra Mirzos Begičiaus rezultatas statistinėme protokole. 27 naudingumo balai. Tomas Delninkaitis. Pasirodo aikštelėje dėl to, kad Mirza Begičiui bėga kraujas ir jis negali mesti šių baudos metimų. Tomas Delninkaitis nepataiko. Reikia pataikyti antrąjį. Antrasis šaltakraujiškai tikslus ir Žalgiris turi 4 taškų pranašumą. Tomas Delninkaitis prasižengia, bet Žalgiris nėra viršijęs 4 komandinių pražangų limito. Dabar, tai yra dabar 5-oji komandinė pražanga. Ir 2 baudos metimai. Gal ir nereikėjo dabar prasižengti tokiu atveju Tomui Delninkaičiui. Marcelinho Puertas pataiko. Abu baudos metimus, 2 taškai skiria komandas. Ir vėl greitos pražangos. Trileris tęsiasi toliau. Mirza Teletovičius prasižengė 4 kartą. Minutės pertraukėlė. We make foul. Ali ne odmah. But not immediately. Znači ovdje ne ide pravimo foul. In the middle. And don't make a foul behind the back. This is intentional. I onda napravite, ako imaju oni bacanja, napravite ovdje ovako. If they shot free throws after that. Znači ovdje je 1, ovdje je 4, Jankunas. I ovdje je znači Pocius. Good screen. Не се мъжики, гледат ти там, какво е стругубин. Du baudos metimai į Vitorijos Kaha Laboral krepšį. Ir komandas skiria 2 taškai. Meta baudų metimus Paulius Jankūnas, kuris šiandieną nemetė nei vieno baudos metimo, bet pataiko pirmąjį. Ir antrąjį. 90-86. Jokių dovanėlių varžovams, jokių siurprizų kol kas. Ir papildomų paslaugų. Jiems 4 sekundės. 3,8. Mantas Kalnietis išmeta kamuolį Martynui Pociui ir vėl varžovai prasižengia greitai. Lieka 2 sekundės ir 80. Martynas Pocius meta dar 2 baudos metimus. Viskas suprantama. Kaha Laboral komanda daro viską, ką ir turėtų daryti komanda atsidūrusi tokioje situacijoje kaip ji. Martynas Pocius daro tai, ką turi padaryti, norėdamas neleisti varžovams išsigelbėti. Pataiko baudos metimą pirmąjį. Ir pataiko antrąjį. Tai reiškia, kad Žalgiris iškovoja istorinę pergalę Vitorijoje ir tampa A grupės lyderiu. Puikus, neįtikėtinas